Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Dar visai neseniai pagrindinis namų kino įrenginys buvo televizorius. Nieko keisto, nes projektoriai buvo sunkus, brangus, o svarbiausia, neužtikrindavo pakankamai aukštos kokybės vaizdo. Dabar situacija keičiasi ir vis dažniau tradicinius ekranus namuose išstumia būtent projektoriai. Šiandien apžvelgsiu BenQ V1120 projektoriaus modelį, kuris yra skirtas būtent namų kinui. Jeigu Free LCD projektorių srityje viešpatauja Epson, tai DLP technologija paremtų sprendimų segmente karaliauja pakankamai arši konkurencija, kuri verčia projektorių gamintojus galvoti apie įdomius modelius už prieinamą kainą. DLP projektorius tai ne tik lustas su mikroveidrodžių sistema, bet dar ir objektyvas, įvairūs projekcijos nustatymo būdai, prijungimo variantai, nuo kurių priklauso naudojimo patogumas, o svarbiausia – vaizdo kokybė. Taigi, kuo mus gali nustebinti testuojamas BenQ V1120 DLP projektorius? Dinaminis kontrastas čia pakankamai standartinis savo klasėje. Maksimalaus ryškumo reikšmė taip pat nėra pati didžiausia. Tačiau iškart reikėtų pažymėti tai, jog šios apžvalgos projektorius yra aprūpintas 6 segmentų spalvų ratu, be skaidraus sektoriaus, kuris labai dažnai pridedamas norint gauti didelį ryškumą spalvų perteikimo kokybės sąskaitą. Maža to, spalvų rate nėra nei mėlyno, nei geltono sektoriaus. Čia turime tik 2 RGB rinkinius. Be to, gamintojas deklaruoja didelę rato spartą, o tai sumažina vaivorykštės efekto atsiradimą. Išorinis BenQ V1120 projektoriaus dizainas yra tipinis biudžetinių modelių pozicionuojamų kaip namų kino projektoriai variantas. Vertinant subjektyviai, jis atrodo paprastai ir gerai. Čia ryškėja dar vienas projektorių ir televizorių skirtumas. Apskritai, labai retai atkreipiamas dėmesys į projektoriaus dizainą. Surinkimo kokybė čia tikrai gera. Priekyje yra objektyvas, nuotolinio valdymo pulto signalų imtuvo langelis ir ištraukiamosios ventiliacijos grotelės. Visą kairės pusės šoninį paviršių taip pat užima ištraukiamoji ventiliacija. Galinėje projektoriaus dalyje yra išdėstytos visos jungtys – maitinimo HDMI pora, D-Sub ir RS232 A-tipo USB, mini USB, 3 komponentinės jungtys ir 3 kompozitinės įvestys, taip pat mini jack jungčių pora. 12 V maitinimo jungtis. Apatinės dalies kairėje po dekoratyvinėmis grotelėmis galime pastebėti ir garsiakalbį. Projektoriaus korpuso viršuje yra valdymo skydelis ir stumdomas durelis, po kuriomis slepiasi fokusavimo, priartinimo ir objektyvo poslinkio diskai. Apačioje yra 3 patogiai reguliuojamos aukščio kojelės. Taip pat čia galime pastebėti lubų arba sieninio laikiklio tvirtinimui skirtas jungtis. Nuotolinio valdymo pultas yra pakankamai ilgas, todėl mažesnių rankų savininkams gali būti sudėtinga patogiai pasiekti kai kuriuos mygtukus. Džiugina tai, kad yra klavišų apšvietimas. BenQ V1120 projektorius yra santykinai nebrangus. Jo kaina siekia apie 900 €. Tačiau jis yra aprūpintas pakankamai neblogų projekcijos nustatymų arsenalų. Optinio priartinimo koeficientas siekia 1,3 karto, tačiau optika palyginus pasižymi trumpų židinių, o tai leidžia gauti pakankamai didelį vaizdą nedidelėse patalpose. Be to, galima trapecinių iškraipimų korekcija, ne tik vertikali, bet ir horizontali. Žinoma, bet kokios programinės korekcijos turi neigiamos įtakos raiškai, tačiau turint projektoriaus ir ekrano įrenginimo vietos apribojimų, ši galimybė palengvina projekcijos nustatymo procesą. Deja, projektoriuje nėra numatyta automatinė vertikalių trapecijų iškraipimo korekcija, kuris sutinkama pigesniuose projektoriaus modeliuose. Atskirai vertėtų paminėti, kad vaizdą vertikaliai galima perkelti pakeitus objektyvą. Poslinkis yra mažas, tik 10% vaizdo aukščio, tačiau esant didelio dydžio vaizdui, tokia reikšmė yra tikrai pakankama. Fokusavimo procesas ir nustatymų tikslumas visame vaizdo lauke maloniai nustebino. Fokusuojančio žiedo eiga minkšta. Reikėtų paminėti tai, kad projektorius turi 3D režimą. BenQ V1120 projektorius turi 10 W garsiakalbį. Žinoma,
Rimtiems audiofilams muzikos integruoto į projektorių garsiakalbos siūlomas garsas tikrai nepatiks, tačiau paprasti mirtingieji tikrai galės patogiai žiūrėti filmus su nesodriu garso takeliu. Garso meniu yra numatyti nustatymai Cinema, Music, Sport, Gamer Standard. Taip pat 5 bangų equalizeris. Garso slėgio lygio nustatymas vyko Standard garso režime. Testuojant 1 kHz dažnio signalo atkūrimo iš 1 metro atstumo buvo užfiksuotas 83,3 dBA lygis, kuris yra tikrai puikus rodiklis, ypač turint omenyje gerą garso kokybę. DLP projektoriai netokie reiklūs vėsinimui kaip 3LCD technologija paremti modeliai, todėl labai dažnai jie būna tylesni. Tokia ypatybė lemia patogesnę turinio peržiūros patirtį, ypač būtuose, kur projektoriai neretai būna itin arti žiūrovo. BenQ V1120 specifikacijose yra pateikiamas standartinis šiai projektoriui klasiai triukšmų lygis – 29 dBA įprastame režime ir 27 dB ekonominėme. Testuodami įrenginį iš 1 metro atstumo nuo projektoriaus priekinės kraštinės užfiksavome 40,1 dBA įprastinėme režime, kas yra pakankamai daug neįtin ryškiam DPL projektoriui. Keista, kad ekonominėme režime generuojamo triukšmo lygis nelabai mažesnis – 38,9 dBA. Ryškių trūkumų namų kino projektorius BenQ V1120 tikrai neturi. Faktiškai trūkumams galima priskirti nebent pakankamai didelį triukšmo lygį ir tai, kad čia nėra integruoto medio failo grotuvo. Visa kita palieka tikrai malonų naudojimusi įspūdį. Ypač norėtųsi išskirti patogų ir tikslų fokusavimą visame kadro lauke, praktiškai nepastebimą vaivorykštės efektą, didelį kontrastą ir spalvų perteikimo kokybę. Maksimalus ryškumas ne itin didelis, tačiau čia vertėtų nepamiršti, kad spalvų rate naudojama pora RGB spalvų rinkinių be skaidraus ar geltonos sektorių, kurie įprastai naudojami ryškumo padidinimui spalvų perteikimo kokybės sąskaita. BenQ V1120 gali būti puikiu namų kino teatro pasirinkimu, kuris užtikrins kokybišką spalvų atvaizdavimą, tačiau su sąlyga, kad patalpa bus gerai užtamsinta. Kągi, pakalbėkime apie trūkumus. Pirmiausia, nėra integruoto medijų failų grotuvo, lėtas pasiruošimo darbui ir įtemptos įkaitimo maksimalaus ryškumo pasiekimo procesas. Nėra automatinės vertikalių trapecijų iškraipimų korekcijos. Santykinai didelis triukšmo lygis. Pakalbėkime apie privalumus. Horizontalių trapecijų iškraipimo korekcijos galimybė, vertikalaus vaizdo poslinkis bei iškraipimų, labai patogus ir tikslus fokusavimas visame vaizdo lauke, 6 segmentų spalvų ratas su RGB, be skaidraus sektoriaus pora rinkiniui, vos pastebimas vaivorykštės efektas, didelis statinis kontrastas, plati spalvų aprėptis su praktiškai pilnu atitikimu sRGB erdvei, Game ir Cinema režimuose, nedidelis Delta E spalvos nuokrypis, režimuose Game ir Cinema puikus garsiakalbis, 3D palaikymas. Na tiesiog visa puokštė privalumų. O ką jūs manote apie šį projektorių? Mums būtų labai įdomu, tad pasidalinkite savo įžvalgomis komentaruose. Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo.